Ar pastebėjote, kaip reklama ir marketingas išsisėmė? Tiek visko daug, tiek įvairių tendencijų, tiek daug reklamos, triukšmo, visko į valias. Žmonės ir verslai pavargsta. Galiausiai iš viso to gaunasi tuštybė, kažko trūksta. Noras viską daryti kuo kūrybingiau, kuo keisčiau ir spontaniškiau irgi pradeda išsisemti. To irgi darosi per daug. Galiausiai. Stebime su komanda šias tendencijas ir labai aiškiai jaučiasi auditorijos savijauta ir reakcijos į visas reklamas. Kad gyvas ir organiškas turinys laimi prieš dirbtinas reklamas jau ne naujiena. Labai seniai. Tačiau net ir tai pereina į kitą etapą. Koks jis? Tikrumas. Nepakanka gyvo organiško turinio. Jame turi atsispindėti tikras noras dalintis ir komunikuoti. Nes kai tai daroma dirbtinai, žmonės tai jaučia. Toks turinys nekabina. Yra pojūtis, kad kažko tarsi trūktų. Visi mes sąmoningėjame. Geriau pažįstame save, kitus, todėl vos pamatę netikrumą, apsimetimą ir dirbtinumą, einame į šoną, toliau. Nes žinome, kad yra tie aplinkui verslai, žmonės, specialistai, kurie viską kuria tikrume, kurie yra nuoširdūs savo kūryboje. Visi, kurie kuria reklamą ar turinį tik dėl kūrimo, ar tik dėl kiekio ir pardavimų, turėtų apie tai susimastyti. Be vertės nėra kelio. Tačiau tie, kurie iš tikrųjų nori dalintis nuoširdžiai, kurie remintis savomis vertybėmis, turi didelį potencialą. Ir čia ne tik eina kalba, kad filmuotis ir viską pasakoti, tinka visi formatai, bet visi formatai turi būti iš tikrumo, iš savęs, su to žmogaus ar verslo identitetu, vidiniu antspaudu. Toks verslas visada yra savo auditorija ir toks verslas nemes kelio dėl takelio. Tokiems verslams konkurencija neegzistuoja.